Ką jums reiškia Akademinis politologų klubas? Ką man reiškia APK? Tai organizacija, kuri man per šį pirmą pusmetį davė labai daug, tai naujas pažintis, naujus draugus, naujus nuotykius, didelį bagažą žinių. Man Akademinis politologų klubas visada buvo laisvė. Laisvė tobulėti, laisvė kurti su savo bendraminčiais dėl bendro tikslo. Akademinis politologų klubas reiškia man žmonės, su kuriais dirbau 5 metus būdama studijose VDU. Tai reiškia kolektyvą, kuris visą laiką visiems padeda, kuris niekada nepasiduoda ir spindi tikra akademinė dvasia visą laiką. APK yra man ta organizacija, kuri leido man užaugti, leido įgyvendinti daugelį savo idėjų, leido dalyvauti daug renginių ir kas svarbiausia, tikriausiai tai susipažinti labiau su universiteto bendruomenė. APK yra mano gyvenimo dalis. APK man yra ta organizacija, kuri buvo iš tų pirmųjų, kurios mane motyvavo veikti, motyvavo norėti. Tai galimybės, labai daug galimybių išbandyti ir save, ir aplinkui esančius, ir pasaulį. Patirtį, draugus, naujas pažintis akademinės, kurios galbūt netgi pravers ateityje. Akademinis politologų klubas tai yra geriausia vieta susipažinti, kas yra politika, viešieji ryšiai. Ką jums davė Akademinis politologų klubas? Visų pirma, tai labai daug patirties, net tokiuose srityse, kuriuose nemaniau, kad galiu turėti patirties, ir daug naujų veidų. Begalę draugų, labai įdomių pokalbių ir labai įdomių renginių. Davė renginių, leido man būti renginių vedėja, tai plėsti tą sritį, kuri man labai patinka. Ir tikrai davė daug labai patirties, davė naujų žmonių, naujų pažinčių ir naujų potyrių. Koks Akademinio politologų klubo renginys įsiminė labiausiai? Organizuotis renginys APK man labiausiai patiko Misija Lietuva, nes tenai buvo susirinkę garsūs Lietuvos žmonės, kurie dalinosi savo didelę patirtimi apie Lietuvos ateitį, jos kūrimąsi ir Lietuvos perspektyvas. Turbūt, kad paspausk ranką, tai prasideda dialogas, nes šiame renginyje buvo plėtojamos gan aktualios su Europarlamentu susiję temos, pasisakė naujieji politikos atstovai. Greičiausiai tai buvo Misija Lietuva, nes aš labai didžiavausi visa Akademinio politologų klubo komanda, todėl kad tai buvo visiškai ne mūsų renginys, kurį mes pamatėm Vilniuj ir taip stebuklingai mes sugebėjom jį rengti Kaune. Ir jisai buvo labai pavykęs, labai garsiais ir gerbiamais žmonėm, tai aš iš tikrųjų jo labai didžiuojuosi. Galbūt Misija Lietuva. APK palinkėčiau taip ir toliau siekti savo užsibrėžtų tikslų, tai dalyvauti pilietinėse organizacijose, rengti diskusijas su garsiais politikais ir gerai praleisti laiką. Daug aktyvių narių visų pirma, daug entuziazmo ir daug naujų idėjų, kurios galėtų ir toliau palaikyti visą APK branduolį. Daug motyvuotų žmonių, Kad niekada neprarastų vertybių ir visada išliktų tyras ir toks, koks jis buvo nuo pat įkūrimo. Gyvuoti ilgai, sulaukti dar daug kartų, vis naujų ir naujų, kurios praturtintų jį ir tapti dar didesnė organizacija negu yra dabar. Palinkėčiau visada išlaikyti tą patį akademiškumą, pilietiškumą, kurį skleidžia klubas, ir galbūt bendruomeniškumą, kurį skatina klubas. APK tai galimybė kurti savo ateitį čia ir dabar. Tai klubas, kuriame žmonės
iš akademinio sluoksnio politikuoja, nežinau, net neįsivaizduoju. O, nu tai čia bus Lietuvos politikos ateitis. Mes tikim, kad jūs, taip sakant, besigilindami į šitą politiką, būsit teisingi, dori Lietuvos politikai. Ir šito linkim jums. Akademinis politologų klubas tai yra VDU studentų tokia organizacija, greičiausiai tų, kur studijuoja politologiją. Kadangi kažkurį laiką dalyvau bendroje akademinio politologų klubo veikloje ir su darbo kolegomis, su akademinio politologų klubo nariais, dalindavomės įvairią informaciją, bendraudavom. Tas buvo kažkas ar kažkurie, nes ten jie būna anam seminarų kambarį, ar ne? Ir ar jie žiūrėjo filmą, kad ten tamsu buvo, ar kažkoks žiopilesnis nepamatė, kad ten šviesa dega, ne? O beldžia, nu, maža kas beldžia, aš čia sėdžiu, kai koks atsiprašant grybelis ir nekreipiu dėmesio. Tai galutiniai sumuojate tik tai taip, o šiaip rimtai dirba, ką jis nori, politologai.